Sveiki. Sveiki. Pažiūrėkite į šitą puikų medį. Dėl šito medžio mes čia ir susirinkom. Tai yra priežastis, kodėl čia reikėjo atvažiuoti. Čia jūs matot, kad šitas medis yra sutvarkytas, čia ypatingai yra genėjimo būdas, suformuota vainiko formavimo būdas, kaip jis vadinasi. Taurės formos. Jo, taurės formos. Taurė tai vadinasi va taip, kad saulė patektų iš vidaus, kad nedominuotų jokia viršūnė, kad nebūtų galvos. Čia Romas stengiasi jau daro iš 4 metus beveik, jo. Mes skaičiavom 3, šeimininkas pasakė, kad 4. Buvo normalus medis, 50 metų, aukštas, derantis ir nieko neypatingas, niekas net jį nežiūrėjo, buvo klausimas, ar verta jį palikti, ar neverta. Atvažiavau, pažiūrėjau, pasakiau, čia yra gamtos paminklas, kurį reikia išsaugoti. Bet mes su jumis dabar norim pasikalbėti ne dėl to. Dėl to medžio irgi, bet svarbiausia yra kas? Atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinį tokį dalyką, kad čia yra aukštaūgis medis. Jeigu jūs pasodinsite žemaūgį medelį. Žemaūgį medelį ant vegetatyvinio poskiepio, tokio medžio jūs neturėsite niekada. Po 50 metų to labiau. Jūsų vaikai ir anūkai neturės tokių medžių, tikrai. Oponentai pasakys, kada jis pradės derėti, tai jis didelis, užgož viską. Bet iš tikrųjų jis neužgožia, jis šitam sklype dominuoja kaip pagrindinis, kaip soliteris, kaip pagrindinis medis. Dar kartą pasikartosiu, kaip vizitinė kortelė. Ir dabar šiame sklype jūs iš karto galite pamatyti skirtumą. Štai šitas medis, pažiūrėkit. Dabar tenai truputį toliau panašus yra. Matot, kaip gražiai atrodo didelis medis, kiek obuolių. Taip pat suformuotas. Irgi taurės formos. Irgi taurės formos, jo. Ir dabar jūs žiūrit, čia matot 2 medelius žemaūgius. Jie irgi labai gražiai dera. Bet jie tiesiog truputį kitokie, kitaip atrodo. Ir čia jums spręsti, ar jūs sodinsite tokius medžius, žemaūgius arba aukštaūgius. Čia net klausimas stovi, kad sodinti ar nesodinti, bent išsaugoti, kadangi daug kur, pavyzdžiui, ten Olandijoje jau nėra, išvis aukštaūgių medžių nėra. Lenkijoje jau yra mažai ir bando jos išsaugoti. Be abejo, genėjimas yra perfekcinis ir taip sutvarkyta, kad tai yra meno kūriniai. Kur mes vedam savo pokalbį, kokią kryptim vedam. Kad tos medžius reiktų sutvarkyti, kad jie puoštų mūsų aplinką, kad nebūtų apleisti, kad to darbo užsiimtų žmonės, kurie išmano, kurie apart malkų paruošimą žino truputį daugiau. Mes čia savęs nereklamuojam, nespėsim visų darbų padaryti. Tiesiog, kad šeimininkas bent pasidomėtų, turėtų žalią supratimą. Su kokiu pjūkliuku reikia pjauti, ne su staliausa, bet su specialiu pjūkliuku. Ar tai daryti nuo žemės, ar tai daryti nuo kopėčių. Kaip teisingai pjūvius padaryti? Kaip teisingai pjūvius. Su kuo užtepti? Su kuo užtepti. Svarbiausia, kada. Jeigu rankos nešti rūdinį, tai atleiskit. Rūdinį galima, pažiūrėjau, genėti krūmus, ten ar agrastus, serbentus, bet medis turi pasiruošti žiemai. Jeigu vasaros genėjimas, kokius jis turi privalumus. Jeigu ten pavasario genėjimas, kada tai pradėti, ką daryti su šakom. Dabar jų deginti negalima. Kur galima panaudoti tas susmulkintas šakas. Vienu žodžiu, ta informacija, nors jinai atrodo labai plati, bet yra tokia kaip 10 Dievo įsakymų. Nežinai, nelysk. Bijai, nelipk. Tam mes turime su Romu video kursą. Taip. Mes padarėme video kursą pilną apie genėjimą. Tiesą sakant, jis yra rusų kalba kol kas. Bet jis tikrai yra labai naudingas. Tenai yra labai daug video pamokų. Tarp kitko, tu pasakei, kad tokius medžius reikia išsaugoti. Tačiau aš manau, kad ne tik išsaugoti, bet aš manau, kad tikrai
tokius medžius reikia ir dabar sodinti, kad po 50 metų, po 50-60 metų kiti žmonės stovėdami prie to Tai, pavyzdžiui, irgi sakytų. Posakis pasodinti medį, išauginti sūnų, pastatyti namą. Aš manau, kad va, tokį medį pasodinus, tai jau tikrai va, aš pasodinau. Jo, arba tavo onukas sakys, vienu žodžiu, tenai kaip tu senelis sakei, pasodino dar šitą medį. Ne kiekvienas spės, pavyzdžiui, kad jau pamatyti medį, jo pasodintą, kuriam būtų 50 metų, bet reiktų stengtis ir planuoti tą ilgą gyvenimą, ir savo ilgą gyvenimą, ir medžio ilgą gyvenimą. Vienas žmogus pasakė tokius labai gražius, protingus žodžius. Aš sodinu pats jaunus medelius ir man patinka, kai mano medžiai sensta kartu su manim. Taip, labai gražiai tikrai. Tarp kitko, mano tėvą pasodinti obelis dabar štai tokios irgi. Tai čia praktiškai mūsų, tu jaunesnis, obelis beveik mano amžiaus. Manęs dar nebuvo, kada buvau pasodinti. Aš gal į pirmą klasę jau ir... Bet pirmą metį pasodinau 3 klasę, vieną žodžiu, truputį pavėlavau ir galėjau tokį metį turėti. Belieka dabar, grožėtis ir semti gerą pavyzdį, kaip galima sutvarkyti. Dar porą praktinių tokių dalykų apie privalumus aukštaūgių ir žemaūgių. Ir pagrindiniai trūkumai žemaūgių medžių kokie? Medis virsta, medis be sodinimo. Reikia atramų. Reikia atramų. Pavyzdžiui, žemūgiam taip, pusiau žemūgiam gal nebūtina. Ja. Gal vienas iš trūkumų, kurį aš matau, kad be sodininko, jeigu sodas yra apleistas bent 2-3 metus, tai šitie medžiai tikrai nedėrės. Aš pats pardaviau daug žemaūgių medžių, labai daug. Ir kartais žmonės mane kvietė tenai pagenėti sodą. Atvažiuoju, reiškia, prieš 5 metus pasodintas medelis, žemaūgis, nieko nedaryta. Štai toks, ir jis štai toks po 5 metų ir stovi. Jeigu, pavyzdžiui, smėlis, priesmėlis, taip, arba sunkus molis. Taip, žolė aplinkui, varputyje stovi ir viskas, 5 metus, kaip pasodintas, taip ir stovi. Tai gal svarbiausia, kad pomedžius reikia ravėti ten pastoviai, mulčiuoti, laistyti, tręšti ir purkšti, kadangi... Jeigu veislė atspari, tai gal mažiau. Be abejo, žiedgraužys mažą medelį sunaikins greičiau. 100% su žiedu. Taip. Čia man buvo pirmas klausimas, kodėl obelis nedera. Sakau, reikia purkšti. Šeimininkas pradėjo purkšti ir atsirado obolių. Žinoma, norint greito derliaus, tai be abejo, žemūgis medelis, jeigu yra mažas plotas, žemūgis medelis, arba kaip propaguojam irgi šeimos medžius, kur, pavyzdžiui, ten... Dėl mažo ploto. Ar čia yra didelis plotas, bet du įspūdingi medžiai. Puikiai čia telpa, dera, jie čia vietoj mažolas. Tarp jų galime ir žemaūgį pasodėti. Viena žodžiu, čia tokia, kaip, sakykime, klausimas yra atviras, tikrai yra atviras. Bet aukštaūgiai medžiai tikrai ir 21 amžiuje turi teisę gyventi. Gyventi, pasilikti ir net ir kviečiame mes, kad jūs įsigytumėte tokių medžių ir sodintumėt. Nes dabar aš matau tokią problemą, kad ūgėse, medelynuose tų aukštaūgių medžių nelabai yra. Beveik nėra. Beveik nėra. Taip. Man vienas Lietuvos medelyninkas senas pasakė, aš paklausiau, ar turėjau aukštaūgį. Jis sako, ne, žinok, kad atsisakiau, todėl, kad aš jau gana ne jaunas, o labai sunku jas kasti. Ypač dvimečiai. Jeigu 2-metis aukštaūgis sudinukas, tai ten jau vainikas toks, o svarbiausia, kad šaknis yra arba kita priežastis, gal atvežti iš mūsų kaimynų, iš vakarų. Tiesiog. Taigi Lenkijoje tikrai aukštaūgį jau niekas neaugina. Tenai gal kokie dinozaurai. Negirdėjau. Negirdėjau. Taigi tiek. Dabar ką, belieka pasigrožėti. Iki pasimatymo. Iki. Visas lazdynas aplipęs sogom.
Vienam augale yra ir vyriški, ir moteriški žiedai. Tai praktiškai yra kilimas didelių raudonų uogų. Mes dabar rodom rugsėjo 4 dieną.